Vairuoji vokišką automobilį? Jau rytoj reikia spoilerio ar grotelių. Tavo styling dalis turime Vilniuje ir išsiųsime jau šiandien. Tuning.lt. Betson – generalinis Vilniaus Žalgirio rėmėjas. Tai ką, sveiki atvykę į mano naują seriją. Mes kaip visada dirbam, netgi ir vasarą. Važiuojam, žiūrim automobilius, perkam, parduodam, bandom uždirbti ir parodom tai šitam YouTube kanale. Malonu jūs visus matyti, prieš žiūrint seriją uždėkit laiką, prenumeruokit kanalą ir mes lekiam į seriją. Aš biški toks gražesnis, baltesnis. Vasarą tiesiog vaikščioti su juodais rūbais labai sunku. Darbas pas mane yra toks nelengvas. Turiu omeny išsipurvint ant 1-2 galima, žiūrėdamas automobilį. Atvykom mes žiūrėti šiuo metu Audi A4 Allroadas, manau 10 metų. Laukiam savininko. Kažkada mes pas jį buvom, kažkada mes dovanojam spoilerį M5 ir dabar žmogus sugalvoja parduoti savo automobilį. Laukiam jo, automobilis jūsų ekranuose, A4 Allroadas. Pasakė, kėbulo defektai, jo, matau išdegusį, išblukusį kapotą, matau padaužytą nuo greičio akmenukais buferį priekinį. Nežinau, kiek tiek apžiūros. Aišku, kaip visada čia Allroado problemos tos. Raudis keista. Priekis kažkaip pakrytęs, palyginus su galu. Irgi reikės pasidomėti dėl ko ir kaip. Stabdžių diskai apynauji, padangos yra, bet kėbulas jo tikrai prašosi pagalbos. Šviesus salonas, tai labai gaila. Tuoj atvažiuos savininkas atidarys. Kol kas mes apeinam. Nu, pažiūrėkit, koks džipas. O, eik tu sau. Kulokas telpa, prieki net 3 peršiukai netelpa. Jo, blizga išplauta. Kažkiek, aišku, padulkėjęs, bet labai minimaliai. Matyt, buvo dažyta. Numerių nėra, nežinau, bet man atrodo, kad jinai registruota Lietuvoje. Klausimas, ar yra kablys. Kablio nėra. Allroadui tai nemažas pliusas, kai yra kablys. Čia yra 3 litrų motoras. Sužinosim kiek kilovatų irgi, kai atvažiuos savininkas. Ant žolytės žiūrisi visai neblogai. Kol nėra savininko, mes galim ją, manau, patikrinti. Ne, negalim. Stiklas jau buvo keistas, dėl to VIN kodo nesimato. 100% įsitikinęs, kad stiklas jau neoriginalus. Nesimato VIN kodo. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, rūdelės jau lenda. Yra didelė tikimybė, kad pjovė kažkada langą ir pjovė nekorektiškai. Ir vat kaip nustatyti tokiai mašinai kainą, aš neįsivaizduoju. Einam kol kas pasislėpsim nuo karščio mašinoj su kondicionierium ir sulauksim savininko. Pažiūrėsim automobilių rinką, ką kainuoja tokie automobiliai. Tai ką, aš jau apie jo apžiūrėjau ją, plius minus. Raktas vienas? O, jo, vienas. Dabar pagrindinė priežastis, dėl ko pardavinėjau. Darbinė gi mašina. Jo, jinai buvo... Nesakyk, kad jinai daug valgo. Ne, Nu. ką aš žinau. Nu, valgo savo. Kokį? Čia prasidės pirmas bairis. Nu. Po šalčių, nežinau kas atsitiko, ar troselis nusėmė, iš išorės duris nebeatsidaro. Aha, vienas tik priekį. Jo, tik šitas, visakit. Ir po šalčio... Aha, ir po šalčio? Ir po šalčio šitą. Užlink. Nežinau, tu kiek žiūrėjau, viskas tvarkoja, tai turbūt motoriukas ar kažkas, nežinau. O Jezu, čia kaip Afrikoje. O kondicionierius veikia? Jisai veikia, bet silpnokai. Kai stabdai, nešaldo. Stabdžių nenaudoja. Supratau. Kai stabdai, ta prasme stovi kažkur, tai jisai kažkoks prisilpnėja, tai nežinau. Supratau. Gal trūksta jau. Šiaip su jie daugiau žiemą buvo važinėta ir pirkta žiemą, žinai, čia į Kalniuką važiuoti, jo. žmonės su vaiku, kad 4 varomi ir visą kitą, tai... Supratau. Kelintų jinai metų? 10. Tai prie faceliftas. 3 litrų variklis, kiek kilovatų? 177? 74. 174. Ar 176. 176. Ar 177? Ne, 176. Supratau. Gerai. Gerai. Variklis savo vietoje. Nepabėgęs.
Ne. Kaip grandinės. Kiek iš jis prabėgęs? Jinai 195. 1000. Jo. Originali jos rida? Nu, su karvel tik gal netikrinu, bet šiaip... Patikrinsim. Pasijungęs ten viskas normaliai yra. Patikrinsim, nu, pagrindiniai rakštukų. Nusipirkau čia, kaip tavo praeitam video, su perikupui. Nu, iš perikupų nupirkai? Aš perikupim. Nu, ta prasme... Ai, tu ją pirkau. nupirkai, kad už Jo, perikupį. Tai tu nesudėgiai, aš sudėgiai. Supratau. Tai buvo be katalikų parduota, tai pirkau kataliką įdėjau, nes teko nepraėjau. Aha. Tai nupirkau kataliką, visą kitą, viskas vietoje. Bet tu ją pirkai čia jau Lietuvoje? Jo, spėk kur. Gariūnas. Teisingai. Buvo labai greitas pirkimas. Jau pamačiau, pažiūrėjau, pravažiavau greit. Patiko. Ir toks galvoju, o, dar ir uždirbsiu. Man kad ne, čia tai saudyti iki minusą kažkaip. Nu tai vat, aš to ir bijau, kad suaudyti iki minus. Standartinis. Nežinau, galvojau pamėginti Audi nupirkti, suprant. Ir supratai, kad ne tau. Ir grįžau vėl. Prie BMW. Taip. Tai bėdelė atsitiko, žmona žodžiu prisiparkavo parduotuvėje, iki tol viskas ok. Prisiparkavo ir paskui skambina, tipo... Užkurt ne? Užsikūrė, viską, pavaros atbulinės neveikia. Ir dabar nėra atbulinės pavaros. Bet Yra. čiagi kažkaip. Dabar yra. Yra. Taip. Žodžiu, į priekį važiuoja, Taip. pirmą pavarą, antras nemeta, išmeta iškart klaidą ir vėl atbulinis dingsta. Ištrini klaidą, jinai atbulinė važiuoja, pirmą važiuoja, bet tik jau link antros, ta prasme, nori persimest, jinai sako, dasidali, klaida vėl ir tada atbulinė vėl dingsta. Tada arba turi jinai pastovėti kažkiek laiko ir vėl sako. Kompas rodo modulį pavarų dėžės. Nežinau, ar tu bus čia biški dulkių bados. Kažkodėl nebelaisna. Čia jaučiu kol statybos kažkur, ne? Ar pastovi? Čia daug visokių dabar vyksta. Nu, gal prapus biški šon. Supratau. Tai dabar dar kartą, pas ją yra pagrindinė problema su pavarų dėžė, kad kai klaidos ištrintos, viskas tvarkoj, va paprasta mašina, užkuria, reikia iš kiemo išvažiuoti atbulai. Išvažiuoji ramiai, apsisukai, įjungi drivą ir važiuoji link darbų. Tik jinai pirmą, antrą įjungia, trečią, ketvirtą, penktą. Jinai iš pirmos į antrą jau, kai nori perjungti, viskas. Klaida iš karto ir tada... Ir va dabar va tokia situacija su Dabar, jai. dabar nėra klaidos. Jinai pastovėjo 3 dienas. Ir dabar važiuos. Ir dabar jinai važiuos. Tik norės antrą mesti, tada dings... Ai, tai vis tiek važiuos tik Jo, tada iki antro. Dings... Tai mes nepalakstysim. Aš galvoju, mes į mišką važiuosim ją tikrint. Miškų pralėksim. Sutvarkyk važiuok. Gerai, pasakyk man, kodėl priekis taip nukrytęs, o galas taip pakilęs. Kairės pusės amortikas, ne, ragas. Tai kas toks smūkęs. Čia kai kažkada pavasarį gal jo pastebėjau šitą, kad šita pusė yra biški labiau. Nu bet čia dar stovi, žinai, jinai taip žiauriai nėra. Supratau. Kai tiesiai stovi jinai, bet matos, kad šita pusė labiau biški yra. Karoči, niuansų šitoj mašinai. Yra, nu čia... žinai. Nemažai. Visą laiką. Nemažai. Gerai, daug kažkur paklausysiu. Rakčiukus aš tam. Jo, davė vienas rakčiukas. Salonas, nepasakyčiau, kad 109 000 bėgų. 109, ne? Nu, 200. 200 000, ne? 195. Nu. Dar dviejų ne. Sėdinė Aš tokia. ją nupirkau su 100 šiam. Man atrodo, tave apgavo. Prie 200 vairas nenusidžena. Nu gerai, bandom šitą jėgainę užkurti. Tai tu vos nesutralų ją atvežiai? Ką? Tu vos nesutralų ją atvežiai ir viskas, ir pastatėjai. Jo, mane nuo parduotuvės tralas parvežė čia į kiemą ir viskas. Lubos po cheminio valymo atkrito. Tai buvo... Kur darėjai cheminį valymą, kad man nevažiuoti, ne? Nežinau. Supratau. Pats gal darėjai? Ne. Čia prieš parduoną man padarė. Supratau. Ai, supratau. Jie išplovė, viskas buvo tvarkoj ir po to po biškį. Užstrigęs kompas? Kodėl? Ne, šį išjungęs. Ai, išjungęs. O.
žiūri, bet pageltonavęs jau. Jau neblogai. Blemba, nu įdomi istorija mašinos. Labai įdomu. Ir šito. Irgi nėra. Be to pirkam. Aš su pirmų bėgių toli nenuvažiuosiu, tai man tiesiog va čia, minimaliai aš nuvažiuosiu, kad jie stipriai. Tai dar rūkyk važiuosim kartu. Pasakysi gal kokius pojūčius, gal įjungs bėgį. Bamba, jeigu įjungs. Tai pabrangs mašina iškart. Ne, parduotas jau ją senai. Dabar pirmas bėgis, palauk, be atbulos. Davai apsisuksim ir tada... O tu turi su ko ištrinti? Jo, turiu pavadėlę. Tai tada tiesiog mes ramiai į priekį pavažiuojam. Bet namus. Ai, va, jau. Neįjungia dar pirmo bėgio. Ai, ir Aik tu rimtai. Ant neutralios žmonių. Riedam. Rieda gerai. Ir jinai kažkaip iškart rodo, kad nėra atbulinės. Vienai tik tais pirmų bėga ir antrą nebei. Ir net mechaninių režimų niekai. Jeigu sustoji, užgesini, užkuri. Jo, ir vis tiek kažkart meta antrą. Tarkim. Ne, jinai ir neduoda. Nu, tipo, rodo ekrane, kad įdėtų, bet iškart sudė. Jeigu nori čia į lauką ir apsisukti. Apsisuksime, ne čia? Jo, čia gali drąsiai važiuoti. Čia ir kvadro tikrinį. Tai vos skina reikia miškus važiuoti. Nu, plius minus. Čia kažkieno teritorija. Na, nieko čia nes. Kiek tieko pasiem? Pusantrų metai? Pala, dabar aš ją pravariau sausio mėnesį prieš metus. Ai, tai pusę metų tik liko. Jo, kažkaip. Tai vat ir girdisi garsai. Ne? Tokį girdėjai? Kaip smagra čia. Man atrodo, čia ne tokia dėžė. O čia ne su šituo. Čia kaip DSG, bet čia tas Multitronikas? Gal gali duot dokumentus, VIN kodą? Pasižiūrėsiu aš. Ką parodys. Karvertiklas. Nu, vat jūs ekranuose matot ir savininkas kartu dabar irgi viską mato. Atidaromės ir matom iškart dėmesio rida, žala ir su emisijom buvo problemos. Nusileidžiam, dabar pasie 195, taip ridos? Manau, kažkas 196. Tu ėjai tiek apžiūrą paskutinį kartą 21 metais pasie užfiksuota 130. Logiškai, jeigu tu pirkai prieš 2 metus, čia 24 kažkur su 100 tūkstančių ir pirkai. 104 kažkas tokio buvo. O 2013 metais pasie jau buvo 300. Apajama. Aš sakau tau, vairas negali būti. 313 metais, o sekantis fiksacija buvo 2019 109. Tai kiek pas ją gali būti ridos? Net neklaus, net nenoriu. Netgi žiūrėk, ką parodo. 20 metais Belgijai jinai buvo daužta kairiai pusiai. Ir Karvertikalas parodo, kad čia 40% transporto priemonės vertės tuo metu. Tai tada jinai kainavo 12. Tada, taip reiškia. Smagu, 176 kW, 20 metų. Tikras prefaceliftas ir buvo sukta pas ją Italai. Jo, Italai prieš parduodant belgam. O po to buvo Prancūzijai užregistruota. Faina sužinot, kodėl tu kaip pirkai nepasinaudojai? Nežinau, čia labai buvo, labai greit, nepatikės, kaip greit pirkimo. Išsinomau Boltą, nuvažiavau. Patiko? Apžiūrėjau, reikėjo 4 varomų. Šiaip man tokius klientus kaip tu būtų ledas, kurie atvažiuoja,
Gerai, imu Aš vis patinka. noriu patikėtais lietuvaičiais, bet tai jau. Nu, matai kaip būna. Bet irgi, va dabar man pardavinėt, gražinti iki 400 000 ridos. Ar pardavinėt ar sakyt, kad sukta? Nu, sakyt, kad sukta, jo. Faktas. Car Verticalas man neduos padaryti kitaip ir sakyti, jungti durnelį, kad čia taip, nežinau, tikrinkit, oi, nemačiau. O su mano nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat net 20% nuolaidas. Tai nepapulkit, O gal MK reidą patikrinti? Tikrinamės. Ir su Car Vertical. Jo. Nu va. Tai nepapulkit ir nepirkit aklai automobilių. O mes prie maloniausio, ne? Nemalonu. Tu nežinai, man tai maloniausias. Tu nežinai, kiek tu nori gauti, o aš nežinau, kiek už tokią mokėti. Aš noriu tau pakelt nuotaiką, bet nežinau kaip. Ne, tu Rolandai, aš suprantu jau to, kur tu leiki. Tu gal nori padovanot man mašiną? Ne. Aš nupjausiu stogą vaikui smėlio dėžį padarysiu. Šiaip Arba baseiną. 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 Ne, Važiuojant. baseinas iš A4. Jo. Nežinau, žadėjau Jonį laužį palikti kažką. Visokių Padėk. idėjų buvo. Visokių idėjų. Nupjauti stogą vazonus kažkokius dėlės auginti. Šiaip žiūrėtųsi. Prie 2 BMW, Audi su smėliu viduje žiūrėtų. Nu va. Šiaip tugi man nesakė, kad, ar sakė, kad dėžė. Ne, aš parašiau tik tai su defektais, man aš neatsimenu. Jo. Nes aš važiavau, Aš aš žadėjau tau mokėti, plius minus iš nuotraukų. Galvoju, nu jeigu ten yra rodelių, kažką iki 3. Tau tiesiai sakau. Važiuoja viskas, Aš tiek- o kai dėžė? Kažką jau galvoju. O kai dėžė, tai aš va dabar va ir nežinau pats. Gali bandyti laimę, keisti tą kompą. Dalim tu neardysi. Aš manau, tu ne tas žmogus. Šiaip labai daug laiko užtrunka ir gal žmona pasakys tau, kad gal tu nuomok boksą atskirą, nes detalinas bus, iš Kievo bus detalinas. Jinai stovės, Tai irgi čia kažką išaldai, čia kaip atrodys. nu, iš mano pusės taip logiškai, jeigu mąstyt. Tarkim, vat man ją pirk. Pusę metų tiek apžiūros liko. Čia pirmas dalykas. Sutvarkau aš tą dėžę investuodamas, tarkim, aš nežiūrėjau tų blokų kainą, bet jeigu tu žiūrėjai, tarkim, aš rizikuoju, moku 500 ir pas mane einam iškart į geresnę pusę, kad jinai pradeda pas mane važiuoti. Čia jinai man jau 3,5 stovėtų, jeigu tu 3 už ją nori. Dar reikia ją visą poliruot, iš visų pusių pas ją, ypač kapotas išdegęs, išblūkęs. Ten iki 4000 su visom išlaidom, su spiruoklė, su visko, kad jinai būtų pardavimui, kad va žmogus sėda ir važiuoja ir nemato bėdų. 4 užšaldai, nu norėtųsi kokias 500 uždirbti ir greitai. Dabar vasara, už 4,5 įdėsi, greitai neparduosi. Klausimas, ar ją ims su 400 000 ridos. Tai va, čia normalu ir jūs greičiausiai komentaruose rašysit, ką tu nori mašiną 20 metų. Taip, bet jeigu čia būtų 400, būtų visai kita kalba. Ir pas tave būtų visai kita kalba, o dabar kaip ir 200. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Irgi būsiu sąžiningas ir su jumis, skaičiavom, sunku yra įvertinti tokią mašiną. Aš pasakiau, kad galiu mokėti iki 2, kažką apie 1,5 mane jinai duomintų. Kodėl? 7 PM, čia geriausio atveju. Dėžė, 200 PM eurų vien tik, man atrodo, nuėmimas uždėjimas. Kad jinai man apie 3,3 atsistos sutvarkyta pilnai. Viskas. Bet mašina turės vis tiek 400 000 ridos, o dabar galima sakyti už 5 juodas su S-Line salonu galima nuvažiuoti paimti. Nežinom kokios būklės ir nežinom, ar ten yra nusukta rida ar ne. Bet kaip minimum S-Line tamsus salonas ir mašina pati tamsi. Daug, sakau, uždarbio nebūtų, būtų uždarbio apie 700 000 eurų, bet viskas čia priklausys nuo tavęs. Tai tu pagalvosi ir priimsi sprendimą pats. O mes lekiam toliau, lekiam prie sekančio automobilio ir jis greičiausiai, kad bus irgi Audi. Kaip ir sakiau, sekantis automobilis jau čia ir tai dėja ne Audi, o visiems patinkantis BMW. Gal, aišku, ne pirmukas, turiu omeny aplamai BMW. O M4
Jo, šiaip arba šitoj, arba sekančioj serijoj jau papasakosiu apie M3, nes yra gerų naujienų, ir apie M5. Viską bus arba šitoj, arba sekančioj serijai. Patikėkit, aš irgi pats nenoriu tempt už kiaušų katino, noriu viską papasakot, bet dar nelaikas. Gerai, o dabar apie pirmuką. Nefilmavau jo pirkimą, nupirktas jis prieš porą dienų, raktas neveikia arba išsikrovė akumas. Raktas tokios būklės, seniai tokio nemačius esu. Pirmukas, tiechas iki 12 mėnesio grubiai, dizelis, suplėšytas generatoriaus diržas. Ir pompos, tas, kuris už viską atsakingas. Mūsų užduotis sužinot, kodėl suplėšytas buvo diržas. Aš nupirkau diržą, uždėsim, pagazuosim, pasižiūrėsim, užpildyti kondicionierių, jeigu jis čia laikys, išplaut ir parduot tokią, kokia yra, sutvarkius. Perikupai tai ne tik, kai nuperkam ir už kampo parduodam, bet ir kai turim galimybę, turiu aš tam garažą, galiu pasikrapštyti, man tai patinka. Tai jeigu tokių mašinų yra, siūlykit, aš atvažiuoju ir nuperku ir tokius. Pabandom užkurt, nupirkau aš ją už 750 eurų. Mechanas nieko ypatingo, juoda mašina, kaip čia karšta. Užsikūrė, labai gerai, reikia taupyti elektrą, akumo. Gal vienintelis dalykas, aš įjungsiu degimą, kad nuleist langus, nes su manim šiandien šuniukas, gale nei vienas langas neatsidaro, važiuosim taip kaip yra. Sport vairas, paprasta komplektacija, bet kaip pirmukui, juoda spalva ir porankis jau skaitosi komplektacija. 6 bėgių dėžė, tai pliusų savų yra, nes ilgai netempiam gumos, nėra čia kažkoks auksas. Jūsų dėmesiui, pirmukas už 750 eurų. Tokie pirmukai vaikšto kažkur po 1500, jeigu veikia kondiškę. Tai vasarą jo čia yra privilegija. Kraunam daiktus ir lekiam mes tvarkyt šį nuostabų automobilį. Gan sunku važiuoti, kai dega klaidos ir vairas nesukinėjasi normaliai, bet traukos automobilis turi, klaidų aišku dega kažkiek, traukia neblogai, garsai girdisi diržo garsai kažkokie ir tokių karščių, jeigu pompa čia ne elektrinė, variklį galima perkaitinti greitai. Tai todėl atsargiai nedidelį atstumą darom iki garažo, manau viskas bus tvarkoj. Trumpai tariant, viskas, diržas, kaip matot, savo vietoje, uždėtas, kondiškė iki šiol neveikia, kondiškės diržą irgi užmečiau, bet tuščia sistema. Sužiūrėjau visus goliukus, įtempėjus, tai kaip ir viskas tvarkoj. Tikėkime laikys, viskas bus normaliai. Dabar liko sekantis etapas, išvaryti ją į lauką ir išplauti. Kai visos galimybės yra, tai gan pigiai atsistato. 25 eurai man kainavo diržai, abu, nors reikalingas realiai buvo vienas, kai kondiškė neveikia. Tai 775 eurai, ir 5 ant elektros numetam, 780 eurų. Šitas bolidas kainuoja, nei daug, bet ir nemažai. Reikia patrinti klaidas paskutinę, nes šiuo metu dega airbagas ir sėdynės klaida. Išsitrins, neišsitrins. Žiūrėsim toj. Ta pati diena ir ką jūs galvojat? Pirmukas parduotas. Mes uždirbom 100 eurų. Už 30 ant, galima sakyti, grubiai ant išlaidų, 780, o už 880 parduota. Tai 100 eurų irgi pinigai, kai uždirbi juos per vieną dieną. Tai kas sako, kad čia centus dėl centų pinigas. Aš bet kokį pinigą myliu, mėgstu, tai užtenka ir 100 eurų uždirbti.
O dabar judam prie sekančio kadro, prie sekančio automobilio. Tai ką, aš jau po biškį miegu, o mūsų ekranuose vėl pasirodo M5. Po mėnesio darbų su elektros darbais. Mėnuo praėjo, lygiai mėnuo. Visas sąrašas buvo darbų padarytas. Robotas darė pilną sąrašą, kalibravo, pririšinėjo lempos, darė priešrūkus, vedė laidus, reikėjo blokų, darė priekinę, tvarkė priekinę elektriką ir laidus. Buvo darbų, nepasakyčiau, kad mėnesį, bet ir pas jį yra gyvenimas. Sunku man iš tikrųjų jau kalbėt. Aš labai supykęs ant šitos mašinos. Daug jinai kraujo suvalgė, o ne tik kraujo, bet ir pinigų. Kad jūs žinotumėt, tik elektros darbai kainavo man 850 eurų. O pilnas skaičiavimas bus paskutiniai serijai su šitą mašiną. Galbūt šitoj, aš jau net nenoriu, žinokit, filmuot paskutinę seriją. Man jau nebestovi. Aš norėjau daug su ją padaryti, turiu omeny pafilmuot, kaip važiuoja prieš M5, o vietoj to, ką tik 800 PM atidaviau elektrikui, dabar atiduosiu 100 PM ant kūro pilno bako. Va tos amerikietiškos mašinos iš Amerikos, kur atrodo kiekvienas uždirba, o pliusas po biškį tirpsta ir po to tampa vot tokiu. O atrodo važiuoju į garažą, nes buvo nuimtas priekinis buferis ir iki galo tiesiog jis nesudėtas. Sudėsiu, pakeisiu ratus, iškrito klaida pas mus trinkelių, kad reikia jau žiūrėti trinkelės, nors ten trinkelės lygtais normalios. Žiūrėsim, žaisim, darysim, kad tik klaidos nedegtų, tvarkysim. Čia ne klaida, čia kaip ir perspėjimas, kad neužilgo reikės keisti stabdžių trinkelės gale. Važiuojam į garažą. O kad jūs tikrai negalvotumėt, dabar yra 20, be 23. Sekanti diena, mes esam prie automobilio, žinokit, iki šiol mėgau tik porą valandų, tai galiu išlieti nesąmonės. Automobilis šiuo metu randasi ekspertizei ir ačiū labai mano ekspertam, kad jie be eilės mane priėmė, skubos tvarka padarė ekspertizę, viskas sužiūrėjo, jiems viskas tiko, sauropinta gerai. Vienintelis dalykas, ko šiuo metu trūksta, tai jungiklio kitos spalvos. Kaip matot, dabar įkišta kažkokia nesąmonė. Tai mes gražiai išlupam tą nesąmonę ir įlupam kitą. Op. O, vse. Gerai, ką? Dabar juodas normalus. Dėl įdomumo užkuriam ir pažiūrim, kaip dega priešukas. Užkūrėm, paspaudėm, užsidegė. Priešukas, kaip matot, dega. Stopai atskirai užsidega. Tai čia sauropinta gerai. Važiuojam, atsiskaitysim ir bandysim eiti apžiūrą. Nes iš tikrųjų jau reikia skubėti su ją, nes mėnesį mašinos nebuvo pas mane. Aš ją nepaslėpiau, nevažinėjau kažkur, jum nerodžiau. Jinai buvo visą laiką pas elektriką Robertą. Jis turėjo ir kitų mašinų. Biškį neapskaičiavo savo galimybių, bet padarė neblogai. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Ekspertizę mes praėjom, bet prieš tech apžiūrą nerizikavau važiuoti tiesiai. Lempas reikia sureguliuoti, tai atvažiavom greitai į Mielgą. Niekaip nereklama, tikrai nemokamai daro, o būtų visai gerai Mielga. Bet nieko tokio, atvažiavom pakeliu čia. Padarys lempų suvedimą, kaip aš sakau. Nu ir kaip ir galima liekt pasidaryti draudimą ir važiuoti į tech apžiūrą. Jeigu mes praeisim tech apžiūrą šiandien, aš būsiu
labai laimingas. Nu tai ką, šiaip visą dieną ant tokios panikos, nes kaip visada reikia greitai, bet kai geras automobilis, gerai surengtas, tai jokių bėdų. Per vieną dieną, per parą laiko, vakar automobilis parą laiko atgal stovėjo dar pas Robertą išrinktas. Darė jis elektrą, dar Europino, tai viskas buvo dar labai blogai. 2:30 nakties paėmiau, tada užpyliau pilno kuro bako, pakeičiau ratus, nes tie ratai iš Performance Pelos, jie su prastavkiam. Jeigu atkreipėt dėmesį, kad automobilis su kitais ratais nelabai galima į tech apžiūrą su prastavkiam, tai teko uždėti stokinius ratus, uždėjome stokinius ratus, surinkau priekį iki galo, viską suveržiau, vėl viską patikrinau, sutikrinau. Šiandien man pravarė ekspertizę, nors šiandien pirma diena, o artimiausia vieta buvo 8 ir ačiū labai vyriokam, padėjo, tarp eilės paėmė, buvo per pietus, ne tarp eilės, o per pietus. Pavalgė greičiau, paėmė, priėmė mašiną, aš labai patenkintas, kad taip atsitiko ir kad taip labai gerai, bet ekspertizę, tai čia dar pusė darbo, padarė ekspertizę, tada prieš tech apžiūrą nuvažiavau ir ilgai man nepadarė lempų aukščio, turiuomenį nesugebėjo. Aš pažaidžiau normaliai, tvarkingai, niekur neskubėdamas. Išstačiau lygiai garažę, užtruko man laiko, teko vėl ardyti nemažai, to nefilmavau, nes patikėkit, kaip nori tą dieną padaryti viską, tai ne iki filmavimo, nors aš turėčiau viską filmuoti. Tada išstačiau lempų lygį, įkvėpiau oro ir nuvažiavau į tech apžiūrą. Ir tech apžiūros lapas. Pusę metų automobilis buvo prieš pusę metų nupirktas aukcione ir tik va dabar po 7 mėnesių jis gavo tech apžiūrą Lietuvoje. O tai reiškia, kad automobilis tvarkingas, sueuropintas, techniškai tvarkingas ir paruoštas eksploatacijai. Aš važiuoju, permetu ratus į M5 repliką, liko išvalyti saloną ir galima kelt į pardavimą. Kodėl taip skubu? Vienas iš žiūrovų susidomėjęs buvo šito automobilio, laikas kapsė, jis norėjo šito automobilio ir aš už jį buvau gavęs užstatą jau prieš važiuojant pas elektriką. Ir įsivaizduojat, kaip man sunku, aš kaip tarp dviejų velniukų esu vienas, prašau automobilio, kuo greičiau, nes vasarą pažadus reikia laikytis, pasakiau, kad 2 savaitės ir bus paruoštas. Elektrikas Robertas pralaikė mašiną mėnesį, taip, buvo darbų daug, jis nekaltas ir šiandien aš galiu iškvėpti, nes tech apžiūra yra, aš važiuoju, keičiu ratus, plaunu, viduj viską išvalau, išsiurbiu, odą, parašiu į prekybinę kondiciją ir viskas. Tai daug kontento sprogo, išdego, nes norėjau ir palyginimą su M5 daryti, bet tiesiog jau nebeturiu laiko. Ir kontentas yra svarbus dalykas, aš jūs myliu, bet ir pardavimas tokio automobilio, jeigu perka, tai reikia jį pardavinėti. Niekam nebus paslaptys, taip, nėra labai lengvas pardavimas ir pirkimas tokio automobilio, nes čia visgi V8, 4x4 motorų, o ant bangos yra 5 tai va. Bet gal aš dar neparduosiu jo, kas žino. Gerai, bet šitoj serijoje aš būtinai apie tai papasakosiu. Ir papasakosiu, kiek pinigų man viskas atsistojo, kiek išlaidų turėjau ir už kiek pinigų jį pardaviau, jeigu parduosiu. Mes keliamės į sekantį kadrą ir tikėkimės, kad automobilis jau bus ant savo ratų gražus ir išplautas. Kom vat aš užsiemu? Dedu slenkstį. Kaip atrodo dabar ir kaip atrodė prieš tai.
Aišku, reikia laukia žiūrėti. Bet pafilmuosim dar ir laukia. Aišku, dropo trūksta. Bet aš jau į grožį nelysiu. Šiaip piktai atrodo. Papiktina tie slenkstukai dar. Jo. Sekantį dieną. Vakar aš dėjau lipukus, kaip matot, šoninius tos sudėjau, atrodo biškį geriau. Šiandien aš, taip, kaip visada, užvažiavau pas Seriogą į Gariūnus. Dėl ko? Aš, gal jūs pasakysit, reikėjo tiesiai pas Performance Palace važiuoti, bet nenoriu jos trukdyti. Daug gal darbų turi, nežinau. Aš kaip su jais ir nebendradarbiauju, tik nupirkau ratus ir komplektą šitai mašinai. Bet ratukai turi nedidelę vibraciją. Vibracija nuo 100 iki 130. Ir vakar aš buvau su stokiniais ratais, kai jau tiek apžiūrai. Ir jokios vibracijos nebuvo. Tai yra du variantai. Arba dar kartą reikia prasukti ratus, ką ir atvažiavau padaryti. Arba problema bus pačiuose tose rastafkėse, proplatinimuose. Priminsiu, pas mane priekiai už tai, kad su išmirom nepataikė ratlankių, man padovanojo 5 mm prastafkės, o į galą aš nupirkau 10 mm prastafkės. Man nepadovanojo jų, man tiesiog pasakė nupirkti. Tai vat, nupirkau. Ir ta nemaloni vibracija jaučiasi, o kai mašina kainuoja nemažai pinigų ir realiai jinai techniškai tvarkinga, aš tikrai pasistengiau, aš kai skaičiuosiu biudžetą, jūs suprasit, aš pramazinau daug pinigų, planavau daug pigiau ją surinkti. Turiu omeny ne atpigint, blogai surinkti, o pigiau surinkti. Planavau, kad neišeis taip brangiai. Išėjo kaip išėjo, tai vis tiek iki galo jau investuojam. Liko realiai vibracija, poliravimas jau savininkas pats padarys ir cheminis valymas. Tai pilnai automobilis paruoštas, patvirtinu. Šios serijos gale aš susėsiu ir pasakysiu, koks pliusas, koks minusas, bet automobilis oficialiai parduotas. Parduotas ir aš dabaiginėjau darbus tokius, su vibracijom. Gerai, mažiau kalbų, daugiau darbų, mes sukam ratus, prasuksim, pažiūrėsim. Gal koks ratlankis kreivokas arba blogai subalansuotas. Ir dėl to eina vibracija. Arba reikės kažką galvot su rastafkėm. Ir kol aš turiu laiko, man iš karto atvažiavau, pasakė, kad galinės dar, o priekinės, kur 5 mm dažniausiai būna. Arba o jie būna kreivi, tipo tie 5 mm rastafkė. Kas su jais blogai? Pažiūrėk, ten centras tiesiog būna, kad liuftas mažas būna ir dėl to tai būna. Supratau. Tai iš karto sakė, kad greičiausiai bus priekiai. Bet man ne per vairą, o per visą mašiną. Nuo 100 iki 130-125. Žiūrėsime. Einam sukt ratą. Kaip? Balansuot reikia. Tai gal ne viskas taip ir blogai. Iš tikrųjų. Bet aš jos nupirkau jau subalansuotos, su padangom uždėtų. Paklaida tai buvo gera. Tikėkime, kad viskas bus tvarkoj. Nuimėm ratą ir pasižiūrėkit. Man paaiškina dabar visą problemą. Pažiūrėkit. Minimalus liuftas. Bet gerai, minimalus liuftas nėra baisu. Kitas dalykas, ant kiek sumažėja plotis, kur ratas laikosi, ratlankis laikosi. Ant 0,5 comų. Ant pusę comų. Ir ratas normaliai neišsicentruoja. Ratlankis pats gal ir geras, bet pažiūrėjom, kad irgi visus ratus reikia balansuoti. Reikėjo balansuoti, kaip minimum 2. Tai galbūt pagerės. Tai su rastafkėm, nevažinėkit. Važiuot galima, ypač kai minimalus, galima ir lakstyti galima, jūs tikrai neišsitaškysit. Bet jeigu comas, pusė. Bet čia vis tiek nereikalas. Jūsų nuomonė. Parašykit komentaruose jūsų nuomonę apie rastafkės. Gal iš tikrųjų ne rastafkės kaltos, o ratai buvo nesubalansuoti. Gal jie tiesiog priėmė jau savo
formą, kai aš pavažinėjau, dėl to vibravo. Dabar jokių vibracijų, važiuoja idealiai. Va taip va turi važiuoti pitakas. Kai maloniai tu net neturi galvot, kad net minties neturi būti, kad kažkas negerai. Važiuoja, va, malonumas. Suteikia malonumą. Kuom skiriasi M3, vat, man, nuo M5P? Irgi važiuoja, aš įsivaizduoju, su čipu, su paipais, jinai dar maloniau važiuos, bet minkšta, komfortiškai, vat, važiuoja reikalais savo. Ir paspaudė vienu momentu ir jinai pradeda važiuoti dar labiau. Nu ką. Taip va maždaug dabar atrodo pitakas. Viskas, čia yra paskutinis plovimas mano rankose. Išplautas, paruoštas. Atrodo nuostabiai. Mano manimu, rašykit jūsų nuomonę, kaip jum, ko trūksta. Aišku, rašėt, kad ratai jum nelabai. Man tai nieko. Čia netikra M-ka, kad čia išsikalinėt iš jos, bet atrodo piktai, važiuoja dar geriau negu atrodo. Slenkstukai tikrai prideda malonumo. Viduj visai kaip sako pirikupai. Močiutė važinėjo iki bažnyčios ir atgal, o. Matote, ne? O, visur gražiai, švariai, kaip priklauso. Mes esam regitroj ir automobilis iškeliavo. Ir jau sekančiam kadre aš jums papasakosiu apie visus išlaidas, kiek kainavo, kiek atsistojo, už kiek pardavėm ir kiek pliuso gavosi. Bet žiūriu į ją ir suprantu, kad gavosi gan neblogas modeliukas. Ir gal reikėtų pakartoti su 5 arba 3. Rašykit komentaruose, gal reikėtų kokią AMG, bet AMG sunkiai parsiduoda. Žiūrim iš tos pusės, kad pasidaryt pliusą. Ne tik būtų įdomus automobilis, bet ir pasidaryt pliusą. Rašykit komentaruose, ką jūs norėtumėt matyti sekančio projekto iš Amerikos. O mes keliamės į finalinį kadrą su apskaičiavimais ir su mano liūdesėliu. Nes tikėjusi uždirbti tikrai daugiau. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mėlėjai mano, aš esu čia ir serija eina link pabaigos. Taip, galbūt kadras galėtų būti biški geresnis, kai aš jums pasakočiau apie pabaigą projekto BMW M5P. Bet dėja, yra kaip yra, buvo labai daug norų nufilmuoti ir su tokiu youtuberiu kaip Gurskis. Ačiū jam labai, jis atsiliepė, pasakė, aš važiuosiu būtinai su M5, nufilmuosim, bet dėja. Daug pakišo, ne tai, kad nepakišo, taip jau atsitiko gyvenimas, kad Robertas Robotas biški užlaikė tą mašiną ir realiai ne jis stipriai kaltas, aš neįvertinau jo galimybių ir mėnesių automobilis iškrito iš kontento. Ir integracijų atžvilgių, ir filmavimų projektų, ir pabaigos normalios, kaip buvo su M3, kad pravažiuot, papasakot savo emocijas, parodyt niuansų, kiek valgo, sulygit su M5. Bet manau, čia mūsų ne paskutinis projektas toks, mes būtinai padarysim normalų ir kitą kartą aš projektą filmuosiu iškart, iš anksto paketų nufilmavus, atiduosiu jį į montavimą ir jūs stabiliai matysit visas serijas. O ne tai, kad užsilaiko pas elektriką, dėl to šią savaitę serija su M5P užsilaiko. Ne, bus kitaip. Čia biški mes nuėjom į šoną ir taip, mes esam čia, mes esam su jumis serijos pabaigoje. Malonu, kad dažiūrėjote iki galo ir galų gale įdomu, kiek automobilis atsistojo ir už kiek aš jį pardaviau. Tai galim paskaičiuoti
pas mane viskas išsaugota. Atsimenat, pirmus kadrus, aš gal net įdėsiu nuotraukų dabar, kaip atrodė automobilis Amerikoje, aukcione, tada, kaip jis atvyko į Lietuvą, kai jis jau buvo garaže, gal liko kokių kadrų, o galbūt ištrauksim iš senų serijų. Tai daužtas automobilis iš Amerikos Lietuvoje su visais muito mokesčiais, su pristatymu iki garažo, man kainavo 9,5 tūkstančių eurų. 9 pats automobilis, 450 jo pristatymas, 400 dalis tai čia visokios smulkmenos, 200 PM ketvirtis, 1600 eurų dažymas su kėbulo darbais, 713 balkės apatinis, 200 smulkmenos prie televizoriaus, 1850 eurų body kitas M-Look, pilnas M-Look, apart ratų, lempos, priekinis buferis, galinis buferis, slenkščiai, lempos priekinės, lempos galinės. Ir į tą patį kainą įėjo M-Performance paketas. Lipukai, spoileriukas, šoniniai slenkstukai ir veidrodžio apdailos. Tada einam toliau. 1250 ratai su padangom, plus 25 jų balansavimas. 100 eurų kairės pusės sparnas, vairo kolonėlė 600 eurų, smulkmenos 50 eurų, taip ir parašyta smulkmenos. 630 eurų motoro detalės, mes ten keitėm termostatą, korpusą, škyvus, diržus, įsiurbimo koliką. Tai va čia va, tos va, visos detalės 630 eurų. 470 airbagai, ačiū labai Klaipėdai, sutvarkė greitai ir pigiau. 50 eurų aš atidaviau už lempų graviravimą. Čia buvo mano klaida, nes graviravimas žymėjimas E1 ant lempų jau buvo. 400 eurų kapotas, 300 eurų pakabos dalis, 200 eurų dar į variklį. 200 eurų pompa, pompikės cirkuliacinės turbinų aušinimo, 200 eurų tepalai filtrai, 46 dangtelio tarpinė, 300 eurų priekio smulkmenas, vėl priekio smulkmenas, 700 eurų radikai plus posparnis, 300 eurų laidynas ortakiai, 200 PM eurų ventiliatorius, 100 PM eurų tepalas į pavarų dėžę, 200 eurų išmetimas, 70 eurų suvedimas, 850 elektros darbai sueuropinimas pas Robertą robotą. 150 eurų ekspertizė, 50 eurų grubiai, skaičiuojam grubiai, tech apžiūra kasa, ir prie to paties paskaičiuojam poliravimą ir cheminį valymą, kurį aš darysiu, bet vėliau, tai čia 300 eurų maždaug kainuoja. Paskaičiavot? Vat galutinę sumą. Realiai, galutinę sumą jūsų ekranuose. Kaip jums rezultatas? Planavau investuoti šį automobilį nuostabų 6-7 tūkstančius maksimum. O atsistojo va tiek. Pardaviau aš šį nuostabų automobilį už 26,5 tūkstančių eurų. Matot pliusą. Pliusas yra, nesiskūsiu, bet kai planavau didelį pliusą ir pliusas sumažėjo vos ne per pusę, o ir daugiau, tai biški skaudžiai. Ką daryt? Darėm automobiliai gerai, netepliap, nebandėm padaryti blogai, bandėm padaryti gerai. Jūsų nuomonė, ar apsimoka varyti automobilis iš Amerikos ar ne? Aš manau, apsimoka, bet jų reikia varyti biški daugiau. Paimt gerą pavyzdį iš to pačio Kurskio arba iš mano gerbiamo Andrei Dron, kuris varo daug daugiau automobilių. Galbūt reikėtų mums paspaust link tos rinkos. Tai pažiūrėsim. Dabar reikia atsisėst ir jau galbūt kitoj serijai pasižiūrėti automobilių iš Amerikos. O jūs meskit savo variantus, pasiūlymus, protingus pasiūlymus. Ne tik kas įdomu būtų pažiūrėti, bet ir jūsų manimui galima būtų uždirbti pinigų. Nes aš ant savo pavyzdžio parodau jums tiesiai šviesiai, kiek aš uždirbu ir kiek aš prarandu pinigų. Tai jūsų nuomonė, buvo patogiau pirkti kokius lavonus iki 5 000 eurų?
arba užšaldyt, galima sakyti, aišku, ne iškart, bet užšaldyt virš 20 000 vienam automobilė. Gerai, kad mes esam pliuse, o ne minuse, nes su Dodžu buvo viskas dar blogiau. Laikykit kardaną. Ačiū, kad buvot kartu. Primenu, komentuokit, kad ką sekantį įmam iš Amerikos. Rašykit, koks aš esu durnas, kad nepardaviau brangiau tą automobilį. Nes tikrai buvo pasiūlymų. Ir ačiū, kad buvot kartu. Iki sekančios serijos draugai. Malonu, kad buvot kartu. Ačiū, kad uždėjot laiką ir pasižiūrėjot šią nuostabią seriją. Matėt pliusą, bačką, ne bačką, jums spręst, bačką tai kai į minusą. Ačiū, kad buvot kartu. Iki malonaus. Vairuoji vokišką automobilį? Jau rytoj reikia spoilerio ar grotelių. Tavo styling dalis turime Vilniuje ir išsiųsime jau šiandien. Tuning.lt